Tu skaičiavai, kiek tau buvo metų tada? Man buvo 25, man atrodo. Man buvo viena, kur tikrai atsimenu, ten su raudonu suknelė, kur Taip. 360, Taip. man buvo 20 metų. O, geras. Tai beveik prieš 12 metų. Festivalis, tai nebuvo, kad čia profesionalai, neprofesionalai. Ir tas, bet aš dabar kažkaip save plaukos šiandien, tai kad galvoju, kad nėra dabar, atrodo, tokios erdvės, yra jau profesionalai, ir tada kiti, tokie jau antro lygio vos neskaitosi. Tai va toks atrodo, jaučiasi kažkoks tas skirtumas, o ten taip atrodo, mes šokam ir gal kažkaip, nežinau, atrodo viskas taip, kažkaip fainiau. Kad priėmė, jo, kad toks va šansas, kad mes čia galim šokti. Ir mes įvertinam, aš bent jau jaučiu iš savęs, kad iš tikrai mes savo taip džiaugdami. Erdvė, kur tu jautiesi laukiamas, o ne tai, kad čia praėjo va tas, kažkaip. Jo, kažkaip. Tai va tas, man, grinai yra, iš to Bidžių sąskaičio viso kaip reiškinio, tai man va tas ir yra toks atsiminimas, kad ir kaip ten bebūtų, tu vis tiek esi kažkaip laukiamas. Turėjai teisę būti mano spausti, nes kitaip tu negali joje būti. Jos lygiai taip pat buvo kūrėjos kartu su manim, tik kad mano pavardė buvo dominavo, tarkim. Jo, ir šiaip, man galvoju, kad procesas visas būdavo, nes aš taip galvoju, gerai, jeigu mes būtumėm ruošęsi tiek laiko, ir jeigu, tarkim, būtumėm parodę tą darbą tuščioje erdvėje be žiūrovų, aš manau, aišku, būtų šiek tiek liūdna, bet iš esmės nelabai mes liūdėtumėm. Todėl, kad tas visas procesas, kuris buvo, kažkaip mes juo žiauriai mėgavomės. Nebuvo, kad čia mes dirbam ir va ten džiaugsimės. Būdavo, kad mes visą laiką džiaugiamės, tikrai būdavo žiauriai geras laikas, visą tą laiką ir tada toks, kaip tokia vyšnaitė ant torto, mes jau pasiruošėm. Aš tai gal tiesiog galvoju iš savęs, tai kad, norėjau vis tiek vienaip ar kitaip save išreikšti, kažkaip, ieškoti savęs, atrasti ir tai buvo viena iš priemonių tie vaikai, paaugliai, kurie atėjo pas mane, tai prasme, galimybę parodyti. Man buvo kažkaip svarbu, nes atrodo, kad savim pasitikėti man neužteko tame, kad aš sakau, aš gera, man reikėjo, kad kitas pasakytų, Karolina mane pagirtų, tėveliai, ten žiūrovai, tai dėl šito reikėjo, toks irgi buvo poreikis. Pasitikėjimas savim auginti, bet per kito pagirimą. Kažkur manyje auga tas toksai kaip kūrėjos kažkokia ten gyslelė kažkur iš kažkurėjo, bet tada tuo metu aš vis tiek atlikėja labiau buvau. Su Karolinos grupe, kai mes man buvo pirma tokia grupė, kuri vedė į tokį kažkokį sąmoningumą, pačios jos. Jom buvo įdomu, jos žavėdavosi ir toks atrodo, kad einam gal kažkur tai kitur. Tas festivalis, nes tikrai nebuvo festivalių, kur tiesiog tu gali pašokti. Ir man dar viena tokia buvo mintis, kad, aš noriu, kad jas pamatytų ne kitus tik tai kolektyvus, kur 2-3 minutės pašoko, bet ir profesionalus, ir kitus kūrėjus. Kad yra platesnis pasaulis ir yra, aš taip darau, kitas kitaip kūrė. Ten video visokiausius žiūrėdavomės ir pasikviesdavom, taigi, kad mums dramaturgiai šiek tiek padėliotų. Ir Albinas taigi buvo, mums irgi su aktoriniu šiek tiek padėjo. Tai buvo tokių įdomesnių krypčių, kur, ieškojom. Tai net keista sakyti, kad aš esu mokytoja, šokio mokytoja ir choreografė, nes dabar 2 metų auginu vaiką, tai toks atrodo, ar aš vis dar esu, ar ne? Bet jo, esu ir kuriu, kaip daug stengiuosi laiko skirti tai kūrybai, bet kartu ir mokau vaikus, ir paauglius, ir jau net suaugusius. Ir šiek tiek dėsčiau šokio pedagogam būsimiem. Tai tai toks viskas apie šokį, apie dėstymą ir mokymą ir kūrybą šiuo metu. Ir aišku, apie vaiko auginimą. Kaip aš tiesiog esu logopedė. Jeigu jums reikia paslaugų, kreipkitės. Bet šiaip tai aš tiesiog laisvai, aš sakyčiau, esu laisva judėtoja, taip. Norėčiau pavadinti save šokėja, bet kažkaip nedrįstu. Tai gal kada nors. Bet tu esi šokėja. Aš gal labiau esu mokytojas, sakyčiau. Ir nuostabi mokytoja. Mano
proseneliai, mano senelė, mano mama ir aš visi esame mokytojai. Man atrodo labai svarbu tai. Aš kažkaip sakau, tą nešu kažkokią žinią. Ir noriu būti faina mokytoja. Sak, šilta mokytoja. Labai svarbu yra mokyti, apskritai, nes, ta prasme, čia, viena geriausia profesija. Čia nuostabu. Ir aš tikrai nenorėjau būti mokytoja, tol kol nepradėjau šokti ir kažkaip, ir Laura mane tikrai įkvėpė būti mokytas. Aš galvoju, kas jau kas, bet mokyti aš nebūsiu, nes tai yra nesąmonė. Bet, esu. Ir tai yra visiškai nuostabi profesija, tai ir Laura labai gerai mokytoja. Be mokytoja nebūtų šokėjų. Ir kažkaip atrodo, kad šiek tiek gal yra tas nuvertinimas. Dabar tikrai yra kažkas toksai. Yra choreografai, kurie stato, tada yra atlikėjai, yra studentai, kurie mokosi, bet kažkaip pamirštama, kad dar yra ta grandis, kurie įkvėpia dar iki to, kol tu pradedi studijuoti. Kai dėsčiau kolegijai, tai aš, prasme, būdavo, kad tu ateini, tu matai ten, iš ten atėjo, wow, kažkas tave parašė, kažkas tau davė tos teisingus dalykus, kažkokius, nežinau, požiūrės, vertybės, požiūrį, tą pačią ten techniką, net čia iš vis antrailis dalykas, bet šiaip tą požiūrį į tą darbą, į tą visą šokį, kažkokią discipliną, tai jo, tai man atrodo kažkaip, kad yra nuvertinama šiek tiek. Nežinau. Man tada buvo toks iš dalies kažkoks darbo elementas. Atrodo, kad man labai svarbu mano kūnas, nes jisai turi tam tikrus dalykus atlikti šokyje. Bet tikrai tada dar tiek negalvojau apie visų judesių įtaką mano kūnui. Nes dabar aš galvoju apie kiekvieną judesį, gerai, dabar šitą aš darau, tai tas dirba, tas dirba, šitą gal nedarysiu jau, nes šitas nėra geras judesys, nes tada tokia, tiesiog išnekur, nes koja neapšilus. Bet tada, tada kažkaip irgi akcentavau dėmesį į kūną labai stipriai, tik tokį kaip jis turi judėti, jis turi būti pasiruošęs judėti, bet dabar dar kažkaip galvoju ir kaip. Tas žodis galbūt yra kaip čia reikia judėti. Tai ir kuo toliau, tuo labiau atrodo, man tas vis darosi ir įdomiau ir atrodo gal netgi, kad dabar ir su savim, bet ir netgi ir su kitais, kai dirbu. Tai tarkim, su mažais netgi vaikais, tai nuo pat mažens norisi jiem kažkaip išugdyti tą, kad teisingai viską daryti, nes ir Laura mums sakydavo, kad šitą nedarykit, šitą geriau taip darykit, šitą taip geriau darykit. Bet aš manau, kad ir šiaip anksčiau tos medžiagos mažiau būdavo informacijos tiesiog. Tai dabar jos labai daug ir kažkaip būtų keista ją nepasinaudoti. Mano tai gal tokia perspektyva buvo tada, aš tiesiog žaidžiau, man atrodo, ten, ką aš pamačiau kažkur, tai kažkas padaro, norėčiau pabandyti, žiūriu, man nesigauna, tada pabandau kitaip, toks kažkoks žaidimas buvo, gal labiau taip nenagrinėjau, kas gaunasi, kas ne, nes intensyviai tikrai šokdam, kiekvieną dieną toks gaudavus ir tas kūnas visai kitaip priima informaciją. Man labai būdavo svarbu nedaryti, bet kaip irgi, kaip Karolina sako, kad aš visada žiūrėdavau tą žmogų, kuris gerai padaro ir nagrinėdavau, kaip tu čia padarai. Žodžiu, ir pabandau tą jausmą kažkaip, irgi pati padaryti. Man, jeigu kitas sako, paaiškina žodžiais, man neišeina, taip, man reikia pamatyti ir jausti kažkaip. Tai žodžiu, sakyčiau, toks žaidimas buvo. Dabar aš labai taip įvairiai, kadangi išgyvenu su tuo kūnu. Jaučiu tokį ir sąstingį, nes vis tiek tai, kad judėdavau kiekvieną dieną, dabar judi ten į savaitę 2-3 kartus, ta prasme yra tikrai visiškai kitas reikalas ir toks atrodo, kad ir apsunkęs jautiesi ir atrodo anksčiau atsimeni tą tokią laisvę, kaip darėjau, dabar tau tą kūną išjudinti, kartais prireikė laiko ir
čia va tokia kaip ir pergyvenu, bet tada suprantu, kad nu viską galima pasiekti, jeigu tu darysi vėl, nu, tai toks, bet irgi laukimas lauko kažko, tai tikrai kol pati padarysiu, arba nežinau, savo atleisiu gal, kad aš galiu judėti galbūt mažiau, arba ne taip ten ranką išsukti, kaip sukau anksčiau, arba ten, nežinau, padaryti. Kai aš atsimenu, kai mes šokdavom, man žiūrovas, kaip ir sakiau, man jis būdavo svarbus, bet iš esmės aš gal nežinodavau, kaip tą ryšį kažkaip užmegzti su tuo žiūrovu. Tai vat aš atsimenu geriausia, kai man buvo spektaklis Gaidys ir jame mes pačioj pabaigoj turėjom kažkaip taip nusilenkti, taip dramatiškai. Tai vat man atrodo, kad mes jau viso spektaklio metu kažkaip įgaudavau drąsos, nu tada jau gali, atrodo, kažkaip pažiūrėti į akis tam žiūrovui, nes prieš tai, nu, kaip ir žiūri, nes tu ten esi kažkokia tam savo personažai, bet jeigu vat aš būčiau dabar aš, tai atrodo, vat nedrąsu, nežinau, ką man daryti. Tai vat toksai tas ryšys, toks, nu, sakyčiau, silpnas buvo, bet ir dabar dar reikia labai nu, kažkaip pasistengti su ryšiu su žiūrovu, nes tikrai jaučiu, kad yra kažkokia praraja, kažkas, kur reikėtų dar padirbėti. Nes, pavyzdžiui, dabar mano yra keli tokie kūriniai buvo, kur erdvėje mano šokėjai šoka ir žiūrovas vaikšto ir juda, bet aš gal tokį kažkokį turėjau poreikį, kad arčiau žiūrovo būti. Gal kažkaip pasąmoningai jaučiau, kad man čia reikia kažkaip jį arčiau prisileisti prie savo darbo, o ne tik tai, va, taip kažkaip, kad matyti žiūrėtų iš toliau. Tai tas buvo įdomu labai, kaip jis vaikšto, juda. Aš kažkaip visai, kad galbūt bijau ir patį žiūrovą kažkaip įtraukti labai, nes aš kaip žiūrovas nemėgstu to. Aš nesu tas drąsus žmogus, kur eina ir sako, tai kas savanori, aš čia eis. Aš taip sėdžiu, tik ne mane, prašau, tik ne mane. Aš taip stengiuosi, kad tas, kas nori, jis labiau įsitrauktų, tas, kas nenori, jis galėtų taip ir šiek tiek iš toliau stebėti, nes man atrodo taip kažkaip visai komfortabilu. Man irgi tas yra, kad aš kaip būnu pati kaip žiūrovė ir noriu būti labiau atsitraukusi. Ne visada taip. Arba man leistų tada, kad aš pajausiu, tada ateiti, žinai, į tą kūrinį. O man anksčiau tai buvo tikrai gal toks vienpusis su žiūrovu, nes aš norėdavau, pasirodyti, kaip darželį pasirodai, padainuosi ir paploja. Dabar aš suprantu, kad aš žiūrovui, jeigu jam rodausi, tai aš turiu jam kažką duoti. Man taip atrodo, kad kažkaip dalintis mes turim. Ne tik, kad tu ateini manęs pažiūrėti, nes jisai irgi, kodėl jis turi norėti, kai aš čia atsimenu vieną irgi darbą, mes kažkaip darom, sakom, kodėl žiūrovas turi ateiti, važiuoti valandą dėl to, kad pažiūrėti 30 minučių ir grįžti atgal, kodėl. Ir tada aš kažkaip galvoju, kad, kodėl ten einu, nes tarkim man patinka muzika, arba tas kūrėjas, arba tas žmogus, arba gera mintis, arba tiesiog aš noriu išeiti iš namų, dėl kažkokių aspektų mes vienaip ar kitaip išidam, tai gal tokį, kodėl aš noriu dalinti su kitais. Man tai vienas yra jausmas, aš tiesiog kažkaip pasijaučiu, aš prilyginčiau tai kaip man toks staiga, kažkoks, nežinau, laimės džiaugsmas, kaip žaibas, gal, nežinau, arba man būna muzika, man tiesiog kažkaip užgroja ir aš tiesiog noriu, net tavo kūnas atrodo, tai man yra muzika arba kažkoks pojūtis. Dabar aš sakyčiau, dabar jaučiu kažkokį poreikį tiesiog judėti, išjudėti ir tada, man atrodo, ateiti. Man tai labai įvairiai, bet dabar kaip pasakė jausmas, tai irgi tas yra. Man kaip tas jausmas dežavu, kai ateini, kažką paimti, toks, kažkoks toks yra. Tai man būna eini, bet man viskas absoliučiai atrodo, eini ir kažkokį, belekas dar, papas gali būti kažkoks, labiausiai gal net žmogus, kaip žmogus kažką daro, nežinau, tai atrodo keistai skamba, bet, pavyzdžiui, žmogus tiesiog perka gėlės reikės, aš buvau, tada tu iškart kažkaip čia daro, tai čia kažką daro, toks, oho, kažkaip tai fainai ir tada kažkaip mane tas įkvepia, bet pačiai kūrybai, kad ten jau pamačiau kažką ir čia viskas, aš apie tai spektaklį, tai taip nebūna, man tos grynai būna labiau, kaip sakyti, toksai darbas,
nu, vat, mane gali įkvėpti kurti, bet pačiam tam jau kūrimui, tai yra tiesiog darbas.